Labą dieną, pirmadienio gegužės 18 dienos žinios. Šiemet Visagine pirmą kartą buvo organizuotas šeimos festivalis Gimsta nauja, graži tradicija. Gegužės 15-ąją minima tarptautinė šeimos diena. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu jį įsteigta 1993 metais. Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Daugumai tai saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Šią dieną visose šalyse vyksta įvairūs švietėjiški ir šventiniai renginiai. Koncertai, labdaros akcijos globėjams, daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms, užsiėmimai jauniems tėvams, konferencijos ir kita. Tarptautiniai šeimos ir judėjimo sveikatos labui dienoms paminėti Visagine buvo skirtas puikus renginys – šeimos festivalis. Organizuoti jį nutarė neseniai sukurta mūsų mieste visuomeninė organizacija Nauja alternatyva, propaguojanti sveiką gyvenimo būdą. Jų iniciatyvą noriai palaikė Visagino savivaldybė, kūrybos namai, sporto centras, visuomenės sveikatos biuras, kitos miesto organizacijos. Labai malonu, kad atsiliepė ir daugybė rėmėjų. Ir štai surengta puiki, įdomi šeimos šventė, o jos simbolis stebuklinga gėlelė. Festivalio programa turėjo būti spalvinga ir kaip niekada turininga, tačiau dėja ne viską pavyko įgyvendinti. Net nespėta pastatyti scenos, prekybviečių bei paruošti kūrybinių dirbtuvių. Kilo gūsingas vėjas, prasidėjo lietus, bet tai neįbaugino aktyvių, optimistiškai nusiteikusių visaginiečių. Šventinė eisena, kurioje dalyvavo nuotakos, mamos ir tėveliai su vaikais vežimėliuose, tegul ir pagreitintų tempų, visgi įvyko. Kolona judėjo Vilties gatve nuo viešbučio Aukštaityje iki kultūros centro ir Gerosios Vilties mokyklos amfiteatro. Pagrindinę renginio dalį, šventinį koncertą, nugalėjusių įvairiose nominacijose šeimų apdovanojimą bei mažųjų visaginiečių pasų išdavimą teko perkelti į kultūros centro Sedulino salę. Į šventę susirinko gausybė žmonių, jie vos tilpo salėje. Pirmiausiai šventinę sceną pakilo gražuolės nuotakos, jos demonstravo savo sukneles ir šukuosenas. Šiame nuotakų parade pirmą kartą organizuotame Visagine dalyvauti galėjo visos dailiosios lyties atstovės, o vietiniams visažistams ir kirpėjams buvo net įsteigta atskira nominacija. Po to scenoje visi galėjo išvysti tiesiog fantastišką reginį. Iš įvairiaspalvių juostų išsiskleidė festivalio simbolis stebuklinga gėlelė. Šią kompoziciją šokių kolektyvas Allegro, vadovaujamas Veros Jeziomovos, paruošė specialiai šiai šventei. Šokių kolektyvas Allegro šį vakarą džiugino publiką dar ne vienu numeriu. Koncerte taip pat dalyvavo Tatjanos Ježovos auklėtiniai su kompozicija Maršas. Kūrybos namų rūbų dizaino klasės mokiniai demonstravo madų kolekciją Vėliavos. Savo muzikinius numerius pristatė ir atėjusios šeimos. Kaipgi vis dėlto puiku, kad mūsų mieste šitiek talentingų šeimų. Šventėje buvo įsteigtos įvairios nominacijos – daugiavaikiams šeimoms, globėjams, atominiai šeimai, sportiškiausiai, muzikaliausiai, kūrybiškiausiai ir artistiškiausiai šeimoms. Atskira nominacija nuotakoms ir nominacija Viltis 2015 šiemet susituokusioms poroms. Ypatingai audringais plojimais salė sveikino porą atvykusią tiesiai iš savo vestuvių. Šeimos festivalis tęsiasi ir gegužės 16-ąją. Draugystės mokyklos sporto salėje vyko linksmos šeimos estafetės. Nuostabi šeimos šventė pavyko. Tikėkimės, kad ji taps tradicinė. Šiandien gimė labai graži tradicija mūsų mieste, šeimos šventė. Ir mes norim pasveikinti visas šeimas, močiutės, senelės, mamas, tėtis, vaikučius, visus norim pasveikinti su šeimos šventė.